Lynežeris. Žinot, kur yra Lynežeris? Tie, kas žinot, ten yra gamtos apsuptyje, toksai kaimelis, miestelis. Ir aš turiu, dabar važiuoju ten, ne? Turiu tenai 6 žemės ūkio paskirties klipukus, nu ten po 15, po 20, po 10 arų, va tokius, va. Ir aš juos parduosiu dabar ir pigiai. Pigiai, greitai, paprastai. Skambinkit man, atsiųsiu ten lokacijas, planelius, viską. Ir, aišku, sekite kanalą, matysite filmuotą medžiagą, ar ne? Ir taip pat turiu prie Lynežerio vieną sklypą su miško ūkio paskirtim. Ir ten yra upelis jame ir taip toliau. Apie hektaras tenai. Tai aš irgi jį pardavinėsiu. Tai jeigu norite patys pirmi būti, iškart susitarti, dar kažką, skambinkit dabar. Telefono numeris yra profilį. Nueinat į profilį, ragelį paspaudžiat ir atsiranda numeris, rašyti žinutę arba skambint. Į TikToką man žinučių nerašinėkit, nes ten yra absurdas. Atrašai, o nieks nebeskaito TikToko žinučių. Tai yra visiška nesąmonė. Tai iš karto, jeigu rašote TikToką, rašykit iškart savo telefono numerį, arba geriausiai rašykit SMS arba skambinkit ir bus aišku. Komentarų nerašykit, į TikToką nerašykit, nes taip ir niekaip neina su žmogum tada susisiekti.